visada mūsų baseinas pradeda šniokšti. Būtent tuo metu, kai aš paėmiau mikrofoną, bet nustojom. Ten gal banga kokia buvo. Atsiverskime Jozuės knygą, 6 skyrių. Aš noriu pamastauti gana tokį stiprų, labai daug ginčų sukeliantį žodį, bet aš nieko negaliu padaryti. Jeigu Dievas duoda, sakyti, turi sakyti. Kaip sakiau, ryte bažnyčioje aš jaučiu didelę privilegiją ir aš tikrai jaučiu didelę privilegiją stovėti prieš jūs ir dalintis Dievo žodžiu. Dėl to, kad aš pats esu dar toks jaunas. Atrodo, pats tik ką dar apsikrikštijau. Ir kai kurie iš jūsų daugiau už mane žino. Jūs turite gilesnės žinias Dieve, gilesnės žinias rašte. Ir Dievas mane įsirinko stovėti prieš jūs ir pamokslauti Dievo žodį. Ir dėl to aš noriu pasakyti jums, kad aš tai darau iš visos širdies. Aš iš visos širdies trokštu atiduoti jums tikrą Dievo žodį. Tikrą, nepagražintą, toks, koks jis yra. Dėl to meldžiu Tėve, kad tu nutildytum mane dabar pat, jeigu aš sakau kažką ne iš tavęs. Jeigu aš sakau kažką ne tavęs, neleisk, kad tas žodis ateitų iki mano brolių ir iki mano seserų širdžių. Neleisk man šnekėti neteisybės. Aš meldžiu Viešpatie, kad tu kalbėtum į mano širdį, kad tu kalbėtum į mano brolių ir mano seserų širdis, nes dėl to mes čia susirinkam išgirsti tave, Viešpatie. Keis mūsų gyvenimus ir padėk mums gyventi tai, ką girdim. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Jozuės knyga 6 skyrius. Nuo pirmos eilutės iki 20. Tuo tarpu Jerichas buvo aklinai užsidaręs dėl izraelitų. Niekas neišeidavo ir neįeidavo. Viešpats tarė Jozuei: žiūrėk, aš atidaviau į tavo rankas Jerichą, jo karalių ir stiprius karo vyrus. Visi kariai turi apeiti aplink miestą kasdieną po vieną kartą. Taip darykite 6 dienas. 7 kunigai turi nešti skrynios priekyje 7 avino rago trimitus. 7 dieną turite apeiti miestą 7 kartus kunigams trimituojant. Išgirdę ilgą trimito garsą, visi žmonės turi garsiai šaukti, tada sugrius miesto sienos ir kiekvienas galės įsiveržti į miestą ten, kur stovi. Jozuė Nūno sūnus pasišaukęs kunigus tarė: paimkite sandoros skrynę ir 7 kunigai tegul neša 7 avino rago trimitus Viešpaties, skrynios priekyje. O žmonėms tarė: eikite aplink miestą ir ginkluotieji eina Viešpaties skrynios priekyje. Jozuė tai pasakius 7 kunigai, trimituodami 7 avino rago trimitais Viešpaties akivaizdoje, ėjo Viešpaties sandoros skrynios priekyje. Ginkluotieji žygiavo priekyje kunigų, kurie pūtė trimitus, o likusieji ėjo paskui skrynę. Jozuė sakė tautai: jums nevalia šaukti, nekalbėti, iki aš jums pasakysiu: šaukite, tada jūs turėsite šaukti. Viešpaties skrynia buvo apnešta aplink miestą. Apėję aplinkui vieną kartą, jie sugrįžo į stovyklą ir nakvojo joje.
Jozui atsikėlus anksti rytą, kunigai paėmė Viešpaties sandoros skrynę, 7 kunigai 7 Savino rago trimitais trimitavo, eidami Viešpaties skrynios priekyje, ginkluotė įžygiavo pirma jų, o likusieji ėjo paskui Viešpaties skrynę, trimitų garsam skambant. Antrą dieną jie taip pat apėjo miestą vieną kartą ir sugrįžo į stovyklą, taip jie darė 6 dienas. 7 dieną atsikėlė anksti auštant, tokiu pat būdu apėjo miestą 7 kartus. 7 kartą, kai kunigai pūtė trimitus, Jozuė tarė tautai, šaukite, Viešpats jums atidavė miestą. Miestas ir visa, kas jame yra, bus sunaikinta Viešpaties garbei. Tik paleistuvė Rahaba liks gyva su visais, kurie yra jos namuose, nes jį paslėpė pasiuntinius, kuriuos buvome išsiuntę. Kas skirta sunaikinti, jūs nepasisavinkite, kad nebūtumėte prakeikti ir taip neužtrauktumėte Izraelio stovyklai prakeikimo ir nelaimės. Visas sidabras bei auksas ir variniai bei geležiniai indai yra Viešpačiui pašvęsti. Visa tai Viešpaties iždui. Pučiant trimitams tauta pradėjo garsiai šaukti ir sienos sugriuvo. Kariai įsiveržė ir užėmė miestą. Žinot, kai Dievas sako, kad sienos turi sugriūti. Negali būti kitaip. Jeigu Dievas sako, kad sienos turi sugriūti, sienos sugrius. Taip ar kitaip, sienos sugrius. Žinot, mes savo gyvenime pasistatom daug sienų. Mes įvairiausių sienų pasistatom savo gyvenime. Galbūt viena iš didžiausių sienų, kurią mes mėgstam statyti, yra malonumai čia žemė. Ir tai yra siena. Tai yra tikriausiai siena. Nu, kai mes šėtono žaislus ir visus malonumus sudedame krūvą, mus pradeda didžiulė siena skiria nuo tos tikrosios šviesos, kurios link mes turėtume. Mes jos nebematom. Mes užmiegam. Sienos tinginystėje, kai mes tiesiog tingim daryti kažką dėl Dievo, kai mes tiesiog tingim paimti Dievo žodį į rankas, kai mes tiesiog tingim atvert lūpas ir pašlovinti. Kita siena yra išdidumas. Mes mėgstam išdidumą. Mes turim tai pripažinti. Kodėl sakau? Dėl to, kad kai mes kažką vienas kitam sakom, kai mes vienas su kitu ar susipykstam, ar apsižodžiuojam, mes nenorim nusileisti. Mes tiesiog nenorim nusileisti. Žinot, mes esam pašaukti, mes kiekvienas iš mūsų čia sėdinčių esam apsikrikštę, mes kiekvienas esam arba turėtume būti Kristuje. Dėl to šiandien aš jums sakiau, jeigu Dievas pasakė, kad sienos bus sugriautos, jos bus sugriautos. Tos sienos, kurias mes statėm anksčiau, jos gal vis dar griūva, nes mes atsinešam bagažą iš kito gyvenimo. Mes atsinešam charakterį iš kito gyvenimo, mes atsinešam priklausomybę iš ano gyvenimo. Aš kalbu ne apie gyvenimą, kurį kiti labai įdomiai sako, kad gyveno kažkokį praeitą gyvenimą. Aš kalbu apie senąjį aš, apie tą gyvenimą pasaulyje. Nes šiandien mes jau nebegyvenam pasaulyje, arba neturėtumėm gyventi pasaulyje. Ir tai yra sienos. Ir tai yra sienos prieš Dievą. Kaip visai nesenai pamuslavau, tai nėra susirinkimas. Mes vartojam įdomius žodžius, tai nėra susirinkimas. Tai nėra kažkoks tai klubas, tai yra kūnas. Ir mes sumenkinam šito savoką ir paliekam taip pavadinti susirinkimu, tai nėra susirinkimas, tai yra kūnas.
kaip daug mes dar kažkur klystam ir dar klysim. Bet Dievas sako, tos sienos grius. Tos sienos grius. Aš noriu paskelbti Evangeliją. Šiandien aš noriu skelbti Evangeliją. Dievas nekenčia nuodėmės. Dievas negali pakęsti nuodėmės. Taip pat Dievas nekenčia to, kuris daro nuodėmę. Jis negali pakęsti to, kuris daro nuodėmę. Ilgą laiką mes, krikščionys, galvojam, kad nuodėmė yra kažkas atskira nuo mūsų. Kažkas, kas su mumis nesusiję. Nuodėmė gyveno mumise. Jinai buvo mumise ir galbūt pas kažką dar yra. Žinot, pasaulis ir šiaip bažnyčiai žmonės labai dažnai užsikabina už šitokio sakinio. Ir jūs jį visi puikiai žinot. Dievas nekenčia nuodėmės, bet myli nusidėjėlį. Tai yra tik pusė tiesos. Nes Dievas nekenčia nusidėjėlį. Jeigu mes skaitytumėm psalmes nuo 1 iki gal 50, mes matytumėm kokį 50 vietų, kaip Dievas sako, kaip jis negali pakęsti piktadarių. Ne tik, kad jisai negali pakęsti jų, bet ir kaip jisai juos sunaikins. Ir tai yra ne tik Senajam testamente, tai yra ir Naujajam testamente, nes Jono 3 skyriui 36 eilutėje, kas yra sakoma? Yra sakoma, kad tie, kurie tikės, jie bus išgelbėti, bet tie, kurie netikės, jie bus pasmerkti. Dėl to Dievas nekenčia nusidėjėlių. Bet mes norime sugebinti už pusę tiesos. Dievas myli nusidėjėlį. Skaičių knygoje yra eilutė ir man nesuprantami dalykai, kai aš žvelgiu į Dievo charakterį. Kai Dievas išleido įstatymą. Skaičių knygoje yra tokia viena istorija apie nežinomą žmogų, kuris sabotui atėjus rinko lazdeles, rinko šakas. Ir jį žydai pagavo ir pastatė prieš Dievą ir sako, Dieve, ką mes turim su juo daryti? Ir Dievas sako, užmėtyti jį akmenim. Už tai, kad šakas rinko per sabatą, jį reikia akmenim užmėtyti. Tik dėl to, kad jisai per sabatą, per dieną, kurią reikia ilsėtis, sugalvoja rink šakas, jis yra smertinas, miriop, ir dar šitai užmėtyti akmenim. Taip sako Dievas. Kai Mozė nusileido nuo kalno, Dievas sako, pažiūrėk, ką jie daro. Ir kai tie, kurie liko prieš kalną, Mozė užlipo vienas. Sako, Mozė jau ilgą laiką negrįžta, padaryk, nuliek mum veršį iš aukso, kad mes galėtumėm kažką garbinti. Ir Dievas sako, greičiau leiskis, pažiūrėk, ką jie daro. Ir Mozė sako, kas su manim, stokit prie manęs. Kas prieš mane, jūs turit mirti. Ir taip izraelitai išžudė savo brolius, savo seseris, savo vaikus, savo tėvus ir savo motinas, savo vyrus ir savo žmonas. Tie, kurie nesutiko prisidėti prie Mozės. Tik už tai šiandien mes sumenkinam nuodėmes. Šiandien mes taip stipriai sumažinam nusikaltimus prieš Dievą. Tiek to. Ne. Taip negalim. Jeigu nuodėmė nieko nereikštų, Dievas niekada nebūtų ištrėmęs Adomo ir Ievos iš sodo. Niekada. Ir jeigu nuodėmė būtų kažkas prie tavęs, ne tavyje,
Dievas tam nuodėmę būtų sunaikinęs ir Adomą ir Ievą palikęs sode. Nuodėmė įėjo į žmogų. Po pirmos nuodėmės, po pirmo nusikaltimo brolis nužudė brolį. Nuodėmė yra toks rimtas dalykas. Čia sako, nepasisavinkit nieko, kas priklauso viešpačiui, kad neužtrauktumėt stovyklai prakeikimo. Tai yra be galo rimta, nuodėmė yra be galo rimta ir Dievas nekenčia ne tik nuodėmės, bet ir to, kuris daro nuodėmę. Naujajam testamente Ananijas ir Safira. Šiandien aš juokiuosi. Jeigu mes neštumėm paaukojimus, kažką nuslėptumėm nuo Dievo, Dievas mus nužudytų, tai būtų baisoka. Ananijas ir Safira sumanė piktą širdyje. Ir kai atnešė prie apaštalų kojų, ką buvo sugalvoję atnešti, ir tai nebuvo viską, nors jie sakė, kad viskas. Ir Dievas kirto Ananijui ir jis mirė. Po to Safira ateina ir bum, Safiros nėra. Naujajam testamente ir kas atsitiko? Visus užpuolė baimė, didžiulis teroras, kad jie pamatė tai vykstant. Nuodėmė yra didžiulis dalykas, nuodėmė yra labai piktas dalykas, kuris naikina mus, kuris tam ir yra, kad mūsų naikinti. Nuodėmė slepia mus nuo Dievo. Dievas myli nuodėmingai. Dievas myli nuodėmingai iš visų jėgų. Iš visų jėgų. Ir dabar jūs jau sakot, pastoriau, ką jūs sakot? Sakau taip, kaip yra. Dievas be galo, be krašto myli nusidėjėlį. Jis taip stipriai myli, kad atidavė viską, kas jam buvo brangiausia. Ir tai yra save. Ir nieko nepasiliko savo. Jis taip myli nusidėjėlį, kad atidavė savo viengimį ir mylimą sūnų, kad kiekvienas, kuris tiki į jį, įsigelbėtų ir turėtų amžiną gyvenimą. Jis taip myli nusidėjėlį. Ir čia mes sustojam ir sakom, Dieve, aš tavęs nebesuprantu. Nes tu nekenti nusidėjėlį ir myli nusidėjėlį. Šitos du sakinius randu ant kryžiaus. Kai jisai nekenčia nusidėjėlį ir myli nusidėjėlį vienu metu. Ir tai atsitiko ant kryžiaus. Ir dabar dėl to, kad tai atsitiko ant kryžiaus, Dievas viską patraukė nuo mūsų. Kad mes šito sąmoningai nebedarytumėm. Jisai patraukė visą skolos raštą. Visą skolos raštą išbraukė. Ta raštą iki mūsų krikšto, iki mūsų atgimimo iš aukšto jis panaikino. Ir dabar nebėra pasmerkimo tiem, kurie pasilieka Kristuje. Ir dabar tie, kurie nori gyvenimo, gyvens dvasia. Ir tie, kurie nori pelnyti mirti, gyvens kūnu. Žinot, kodėl dar Dievas nekenčia nusidėjėlių? Dėl to, kad nusidėjėlis tempia žemyn ne tik pat save, bet ir savo aplinkinius. Jisai nebūna vienas. Kaip dažnai mes matom, neleidžia žmogui ateiti į bažnyčią. Dėl to jis negali pakęsti jo. Bet ir jisai jį myli
taip kaip jo negali pakęsti. Šiandien yra žiauriai sunkus žodis, net man pačiam. Aš nesuvokiu. Aš jo nesuvokiu. Teisingai Biblijoje yra parašyta, mano keliai, ne jūsų keliai. Ir mano mintis, ne jūsų mintis. Bet man tai yra pati nuostabiausia, pati geriausia naujiena, nes aš buvau nusidėjęs. Aš buvau nusidėjęs. Aš atsinešiau tokį didžiulį bagažą pas Kristų, kuris vis dar po šiai dienai naikinas, kuris vis dar po šiai dienai mažėja. Aš buvau nusidėjęs, dėl to man tai yra pati gražiausia, pati nuostabiausia naujiena. Nes aš žinau, kad mirsiu. Nes mes visi žinom, kad mirsiu. Ir aš gerbiuos tos naujienos, ir aš laikaus tos naujienos, tos minties, kad jis myli mane. Ir kad jisai panaikino raštą. Žinot, buvo toks turtingas anglas ir jisai nusipirko Rolls Royce. Ir jisai nusipirko iš kompanijos ir tai kompanija jam pasakė, kad Rolls Royce'as tau niekada nesuges. Ir tas turtingas anglas važiavo Prancūzijoje ir jo Rolls Royce'as sugedo. Ir jisai nebegalėjo važiuoti toliau. Ir jisai skambino į kompaniją, sako, atsiprašau, bet jūs man žadėjot, kad mano šitas Rolls Royce'as niekada nesuges. Tai jie iš karto įsodino mechaniką į lėktuvą, mechanikas atskrido į Prancūziją greitai, tą anglą rado, sutaisė jo Rolls Royce ir jisai toliau nuvažiavo. Ir grįžta į Angliją ir jisai nesupranta, visi jam neatsiunčia sąskaitos. Ir jam reikia sumokėti, ir jisai nori susimokėti, tu visi sąžiningas žmogus, jis nori susimokėti. Nori tiesiog gyventi toliau. Ir jisai skambina atgal į tą Rolls Royce kompaniją ir sako, jūs atsiuntėt mechaniką iš tiek toli, kad skristų į Prancūziją, kad sutaisytų man mašiną. Aš noriu už tai susimokėti. Ir girdi sakant apie kokį skolos raštą, apie kokią dar sąskaitą jūs kalbate. Rolls Royce'as legenda. Ir taip pat ir jis panaikino skolos raštą. Išvelgia į mus ir mato Kristų mumise. Jo nebėra. Hebrajų viename skyriuje yra parašyta, aš pasirinku jūsų nusikaltimų neatsiminti. Kaip ir šitas iš Rolls Royce kompanijos. Apie kokią jūs sąskaitą šnekat? Nėra jokios sąskaitos. Jūsų sąskaita išpirkta. Mūsų sąskaita išpirkta. Mes esam nupirkti už brangią kainą. Parašyta Biblijoje. Ir tai yra geroji naujiena. Dabar, kad neapsileistumėm, mes turim grįžti prie teksto apie Jozuę. Žodžiu, Dievas įsakė Jozuė ir visi izraelitai pradėjo žygiuoti aplinkui miestą. Ir jie turėjo tylėti. Ir jie negalėjo šnekėti. Jozuė jam draudė šnekėti. Kažkada senai esu pamokslavęs apie tai. Žinot kodėl? Dėl to, kad kas šneka daug, tas negali būti be nuodėmės. Ir žinot, visa šita situacija man perša mintį, kad iš tų keliasdešimt tūkstančių žmonių, kurie žygiavo aplinkui šitą miestą, iš jų bent trečdalis turėjo didžiulę abejonę širdį, kad taip įvyks. Dievas sako, žygiuokite aplinkui miestą tiek ir tiek kartų. 7 dieną šaukite ir pūskite trimitus ir sienos sugrius. Jo. Dėl to Jozuė sakė, nešnekėkit. Dėl to, kad iš žodžių per žodį, į ausis, iš ausų, iš lūpų į lūpas mes galim sukelti visą abejonę visoje stovykloje. Gali įeiti tokia abejonė ir toks netikėjimas dėl vieno žmogaus, kuris neteisingai atvėrė lūpas. Taip pat žinoma, mes ir patys turim būti ir pasiruošę ir atskirti, kas yra teisinga ir kas neteisinga, ir atmesti, kas yra neteisinga, ir priimti, kas teisinga. Ir žinot, jie žygiavo. Ir jie žygiavo 7 dienas, o 7 žygiavo 7 ratus.
Aš biškai pasidomėjau, kokio dydžio tas miestas buvo. Tai buvo apie 8,5 kvadratinės mylios spindulių miestas. Tai yra visai nemažai. Kad 7 kartus aplinkui tai žygiuot, aplinkui šitą miestą žygiuot, su visais šarvais, su visais tais trimitais, su tą sandoros skrynę, kuri buvo gana didelė. Yra ką veikti ir yra sveikintina, kad jie žygiavo. Antras dalykas, mes negalim apsileisti, negalim tingėti. Negalim savo leisti tingėti. Jie žygiavo vieną dieną atsikėlė ir vėl žygiavo. Ėjo miegoti ir atsikėlė ir vėl žygiavo. Ėjo miegoti ir atsikėlė ir vėl žygiavo. 7 dieną žygiavo 7 ratus. Taip pat ir mes negalim pavargti. Ir Paulius mus drąsina sakydamas. Dievas per Paulių mus drąsina sakydamas. Jūs turit pabaigti šitą bėgimą. Ir bėgimą bėgti ištvermingai. Mes negalim apsileisti ir aptingti. Nuodėmė ateina pas tuos, kurie tingi. Tikrai. Ir tada jie šaukė. 7 dieną jie trimitavo. Tobulą dieną jie trimitavo. tą tikrą dieną, tą viešpatės dieną jie trimitavo ir jie garsiai šaukė ir sienos sugriuvo. Dėl to, kad kai Dievas sako, kad sienos sugrius, jos iš tikrųjų sugrius. Dėl to šiandien aš panašauju į kažkieno iš jūsų gyvenimą. Nes aš žinau, kad kiekvienas iš mūsų statom sienas. Ir čia yra žmonių, kurie pasistatė sienas. Ateina tobula diena į jūsų gyvenimus ir jūs šauksit Dievo žodį. Ir jūs trimituosit Dievo žodį. Ir tos sienos sugrius. Nes Dievas taip sako. Nes tobulas Dievas taip sako. Žinot, aš šiek tiek bijojau prieš dalindamas tai apie tikrąją evangeliją, apie tikrąją gerąją naujieną, nes susilaužiau gana daug kritikos iš rytinės bažnyčios. Bet kaip jau pradėjau žodį, sakau, kad nesigailiu nieko sakęs. Dėl to, kad toks yra Dievo žodis. O mes labai dažnai norim jį sumenkinti, sumažinti. Ir nuodėmės kainą mes norim sumažinti. Ir Dievo meilę ir Dievo neapykantą mes norim sumažinti. Gal dėl to, kad mes nematom tikrojo Dievo paveikslą. O Dieve, leisk man nors gabalėlį, nors mažą dalelę pamatyti, koks tu esi didis. Žinot, Izaijo pranašystė 6 skyriuje yra parašyta, kaip Izaijas regėjo viešpatį. Jis dar regėjo angelus skraidančius aplink jį. Ir matė, kaip angelai su 2 sparnais buvo užsidengę savo veidus. Su 2 sparnais buvo užsidengę savo kūnus ir su 2 sparnais buvo užsidengę kojas ir su kitais 2 jie skriejo. Ir jie garsiai šaukė, šlovindami viešpatį, šventas, šventas, šventas viešpats visagalis, visa žemė pilna jo šlovės. Ir jie tai kartojo ir kartojo ir kartojo. Ir žinot, mes nežinom, koks skaičius buvo, bet Jono apreiškime Jonui yra parašyta, kad Jonas taip pat regėjo į sostą ir jie matė, ir jisai matė kaip milijonai, milijardai, ten miriadai angelų skraidė aplinkui jį, jie lenkėsi paskui, jie lenkėsi prieš jį ir jie vyresniai metė savo vainikus ir tai yra be galo sunku suvokti, bet kad mes suvoktumėm, kad tą skaičių suvok, kad nors milijonas angelų skraido aplinkui sostą ir kiekvienas iš jų šaukia unisonu, šventas, šventas, šventas viešpats, visagalis, visa žemė pilna jo šlovės.
Ir kai mes miegam čia žemė, jie vis dar daro tą patį ir gėda, šventas, šventas, šventas. Ir kai mes einam į darbą, mes nusiejame savo irkelais ten, angelai nenustodami tai daro ir gėda, šventas, šventas, šventas. Ir jie niekada nepavargsta jį šlovindami. Kad ir ką mes čia žemė darytume. Ten vyksta tai nuolatos, amžinai. Kad suvoktumėm, koks jis yra, angelai neranda teisingo žodžio jį apibūdinti, jie šaukia šventas, šventas, šventas. Mes čia giedam daug skirtingų giesmių ir kartais atrenkam giesmes, kurios mums labiau patinka, ar dar kažkas, o angelai nebegali nieko kito negali sakyti, nes jie regi jį. Joks kitas žodis kitaip neapibūdina jo kaip šventas. Šventas, šventas. Viešpats visagalis, visa žemė pilna jo šlovės. Toks yra mūsų viešpats, prieš kurį mes sąmoningai arba nesąmoningai nusidedam. Ir va toks viešpats pažadėjo, kad šitos sienos sugrius. Sienos abejingumo į žmogų, kuris žūsta. Sienos abejingumo į žmogų, kuris stokoja. Sienos nuodėmės. Jis išraus tavo nuodėmę su šaknim. Šventas, šventas viešpats visagalis, visa žemė pilna jo šlovės. Jis visas žvaigždės pavadino vardu. Mūsų galaktikoje yra milijonai, milijardai žvaigždžių, o tų galaktikų yra nesuskaičiuojama daugybė. Kiekvieną žvaigždę jis pavadino vardu. Jis žvelgia į mus ir sako, jūs esat mano. Pakilkim bažnyčią. Ačiū Tėve, kuris esi danguje. Kad laikai mus savo ranką. Ačiū tau, Viešpatie, kad nepaliauji, Tėve. Ačiū Viešpatie, kad tavo kantrybė yra ne mano kantrybė. Ačiū Viešpatie, kad tavo išmintis yra ne mano išmintis. Dėl to mes tavim pasitikim ir tikim tavo žodžiu. Viliamės, kad tu tai ir vykdysi. Stabai bus išnaikinti. Tai, kas laiko mus, grandinės, kurios mus kausto, bus suplėšytos. Viešpats žada, kad sienos grius. Sienos grius. Mūsų išgelbėjimas Viešpatės varde, Kristuje. Mes atrandam išgelbėjimą Kristuje. Dėkojam tau, Viešpatie, kad davei valdžią mums šitam vardui. Naudot šitą vardą. Dėkojam tau, Viešpatie, kad tu davei šventąją dvasią mūsų naujam broliui ir naujai sesei ir mum. Kad galim diena iš dienos panašėti tave ir pradėti matyti dvasinį pasaulį. Dėkojam tau, Viešpatie, už tavo žodį, kad tu duodi mum išminties ir jėgų atsiversti ir skaityti ir sužinoti, koks tu esi ir koks tu esi iš tikrųjų.
Dėkojam tau viešpatie, kad čia mes randam vienas kitą ir džiaugiamės vienas kitu. Ir laukiam vienas kito. Visa tai yra dėl tavęs, Dieve. Dėl tavęs mes vienas kitą sutikom. Dėl tavęs mes čia susitinkam. Dėl tau vienam ir atiduodam šlovę. Jėzaus Kristaus vardu. Ir visa bažnyčia šaukia. Amen.